Labą dieną. Šiandien man labai malonu pristatyti Vilniaus universiteto filologijos fakulteto taikomosios kalbotyros instituto direktorę, lietuvių kalbos katedros dėstytoją, docentę Vilmą Zubaitienę. Ji yra ir lietuvių kalbos draugijos pirmininkė. Išleidusi yra net 60 mokslinių straipsnių, daugiau negu 60 mokslinių straipsnių ir užsienyje, ir Lietuvoje. Ir bent jau šiandienos temai turbūt įdomiausia jos yra veikla ta, kad labai daug laiko skiria mažosios Lietuvos raštijai, ypač žodynam. Ir neišlikusiam, kur fragmentai visokiausiai likę, ir Ruigio žodyną, apie kurį mes būtent šiandien kalbėsime. Gerai. Tai sveiki klausytojai, lituanistikos atradimų klausytojai. Džiugu, kad jūs paskui galite dar perklausyti ir įrašą, kas negalit. Džiugu, kad susirinko bent kiek klausytojų, nes kalbėti tuščiai auditorijai būna sudėtinga. Taigi pradėsiu tokiu gal nelabai mistiniu pavadinimu Prūsijos Lietuvoje gimęs žodynas, tarsi klausdama, ar nuspėjate, koks tai yra žodynas, na ir paskui žiūrėsime, kaip mums seksis. Tai pirmiausia, kuris žodynas yra laikomas pirmuoju? Ir kaip susijusi Didžiosios Lietuvos ir Mažosios Lietuvos leksikografija. Kartais moksleiviams užduodu šitą klausimą ir girdžiu labai skirtingus atsakymus. Tai jeigu mes mąstytume, kas yra pirmasis, žinoma, mes siejame tą pirmąjį žodyną su Konstantino Sirvydu. Ir tai akivaizdžiai yra tiesa, tik tai Konstantino Sirvydo žodynas yra skirtas Jėzuitų akademijai, Vilniaus kraštui, ir jo istorija yra truputį kitokia nei Mažosios Lietuvos žodynų. Dabar kitas klausimas, kas tas pirmasis dvikalbis žodynas jau Rytų Prūsijoje arba Mažojoje Lietuvoje. Tai jeigu skaitytume arba žiūrėtume kokius enciklopedinius įrašus, tai dažniausiai kalbama apie Vilhelmo Friedricho Hako žodyną, kuris turi pavadinimą Vocabularium Lituanico Germanico et Germanico Lituanico. Tai jisai laikomas pirmuoju dvikalbiu lietuvių, vokiečių ir vokiečių lietuvių kalbų žodynų. Tai yra tiesa, tik tai yra tiesa, kad jisai išleistas yra Halėje, o Halė tai buvo Vokietijos miestas. Žodynas buvo skirtas būtent Halės universitete vykusiame lietuvių kalbos seminaro klausytojams, kartu su trumpa gramatika, ir jis mažai Lietuvai turėjo daug mažesnį įtaką negu mano vadinamasis Prūsijoje gimęs žodynas. Ir tai yra, kaip matyti, iš trečio antraštinio puslapio Pilypo Ruigio žodynas, kuris irgi yra lietuvių vokiečių lietuvių kalbų žodynas, tai parašyta vokiškai. Jis turi tą kitokį žodį leksikon ir galima sakyti, kad tai yra leksikonas, bet lietuviškai dažniausiai mes jį verčiame kaip žodynas. Ir čia, kaip matome, jau yra leidimo data 1747 metai, Karaliaučius, ir jau akivaizdžiai Pilypas Ruigys save prisistato kaip Valtarkiemio klebonas. Valtarkiemis yra Įstrutės apskritis, tai yra tikroji Prūsijos Lietuvos žemė. Ir pats jau antraštinėme puslapyje savo tą naujumą žodyno grindžia
ne vien religiniais raštais, tai yra ne vien šventuoju raštu, bet ir privalumu, kad jame yra žodžių iš įvairių buičiai ir šnekamai kalbai vartosenai būdingų, žodžius, leksikos. Na ir kodėl mes paėmėm šitą temą lituanistikos atradimams. 2025 metais pavyko išleisti kritinį šito žodyno leidimą. Ką reiškia kritinis leidimas? Kritinis leidimas reiškia, kad žodynas turi ne tik faksimilę, turi perrašą ir kritinius tekstologinius komentarus, kuriuose atsiskleidžia būtent visi šaltinio sluoksniai. Šalia galima matyti, pavyzdžiui, lietuvių vokiečių dalyje sulyginimą su mano minėtų Hako žodynu ir paties Ruigio kai kuriais darbais, o vokiečių lietuvių kalbų dalyje galime matyti sulyginimą su Vaismano žodynu, tai yra vokiečių lotynų kalbos dalimi. Žodynas tas išleistas 1725 metais. Ir tas žinoma registras, tas paimtas žodynas prototipinis, jisai lėmė ir leksikos kitokią šiek tiek atranką ir dar vieną pagrindinį lietuviškos leksikos šaltinį, tai yra jau tuo metu išleista pirmąją lietuviškąją Bibliją, kuri kartais vadinama Vanto Biblija, nes jis subūrė kolektyvą tai Biblijai parengti. Taigi buvo labai svarbus veikėjas ir visiems tiems, visai kunigų ir raštijos žmonių komisijai suburti, kurie vertė Bibliją, ir taip gimė, praktiškai taip gimė ta Ruigio žodyno vokiečių lietuvių kalbų dalis, paremta lietuviškąja Biblija. Na ir kad dar įsivaizduotume, kuo skiriasi Didžioji Lietuva nuo Mažosios Lietuvos arba Prūsijos Lietuvos, šitas istoriografijai terminas dabar įsigali, dėl to aš jį vadinu. Tai yra pagrindiniai miestai, kurie žymus labai ir lietuvių raštijai, jie čia yra paryškinti. Tai yra pirmiausia Karaliaučius, kuriame buvo išleistos visos gramatikos, tolesnės, vėlesnės ir žodynai. Ir ten veikia Karaliaučiaus lietuvių kalbos seminaras. Taip pat matyti Tilžė, Ragainė, Tilžė susijusi su pirmąja lietuvių kalbos gramatika, Kleino gramatika. Jis tuo metu buvo Tilžės lietuviškos bažnyčios klebono kunigu. Ragainė mums žinoma per Mažvydo visą istoriją. Jis ten pats, kai parašė pirmąją knygą, tuo metu dar buvo Karaliaučiuje, studijavo, o paskui klebonavo Ragainėje. Na ir mums svarbiausia šiuo metu yra Įsrutės apskritis ir pats miestas Gumbinė. Taip pat, nes čia įvyko pirmoji kalbinė polemika, taigi pats pasakojimas, kur gimė tas pirmasis Prūsijos lietuvių vokiečių lietuvių kalbų žodynas, apima nedidelę gana teritoriją, kaip ir pati gyvenamoji vieta ir gimimo vieta žodyno sudarytojo ir autoriaus, tai yra Pilypo Ruigio. Ir apie Prūsijos Lietuvą galima šnekėti labai daug, čia tiesiog perėjau per laiko tą prizmę, per laiko 17 ir 18 amžių, kadangi jie mums 17 amžiaus pabaiga ir 18 amžiaus pradžia yra dabar svarbi žodynui suvokti, žodyno kūrimo aplinkybėms suvokti. Tai jeigu lygintume su tolesniu, jau 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus, tai dar gana šitas kraštas buvo lietuviškas, nors jau buvo ir kolonizuojamas, ir vokietinamas, o pati raštijos, tos tokios mokomosios raštijos pradžia yra siejama su visuotiniu potvarkiu, kuris išleistas buvo 1639 metais ir jame buvo apibendrinama lietuviškų valsčių vizitacijos rezultatai, tai būtent tos Įsrutės
viena apskritis ta įsrutis ir buvo, ir jame buvo įpareigota lietuvių kalbą mokančius kunigus parengti lietuvių kalbos gramatiką ir sunkiausių bei dažniausiai vartojamų žodžių žodyną. Na ir tai buvo, žinoma, akstinas tokiai leksikografiniai veiklai šitame krašte atsirasti. Rankraštinių žodynų buvo, ne visi išlikę. Jeigu kai manęs klausė, kiek jų galėjo būti, tai nuo kelių iki netgi gal ir keliolikos galima pasakyti, išlikusių yra nedaug ir ne visi buvo susiję su vokiečių kalba, buvo bandoma sieti ir su graikų kalba, ir su lotynų kalba, tą lietuviškąją raštiją, lietuviškuosius žodžius. Taigi mes šį kartą kalbėsime labiau apie žodyną, kuris jau susijęs su vokiečių kalba. Na, kaip atrodė tas Recesus generalis, čia yra jau vokiškas tekstas, tai matėme jo pagrindą, pagrindinę tą mintį, kad reikia žodyno, vocabulary book arba dikcionariumo, kuris apimtų dažniausiai vartojamus arba sunkesnius lietuviškus žodžius. Na, žodžiu, kad tokia žodžių sankaupa būtų prieinama besimokantiems lietuvių kalbos. Dar jeigu vertintume per kitą mokomąją priemonę, tai žinoma, šitas Recesus generalis, pirmiausia, visuotinis potvarkis, pirmiausia lėmė, kad atsirado mūsų pirmoji lietuvių kalbos gramatika, parašyta lotynų kalba. Santrauka jos yra parašyta vokiečių kalba, truputį vėliau, vienais metais išleista. Na ir 1653 metais išėjo pirmoji lietuvių kalbos gramatika, kurios autorius yra, kaip jau minėjau, lietuviškos bažnyčios pastorius, bažnyčia to buvo Tilžėje. Taigi tas visuotinės potvarkis buvo labai svarbus. Kitas dalykas, ką reikia suprasti, kodėl buvo rašomi tokie žodynai, na, tai jie, žinomi, siejami ir su filologinė veikla, ir yra vienas iš pagrindinių, tai religiniai tikslai. Tai vienas, tos du aspektus ir aptarsim. Tai pirma, kad Pilypas Ruigys buvo vienas iš aktyvesnių filologinės diskusijos dalyvių. Tai yra, jam rūpėjo išsiaiškinti rašomosios ir šnekamosios kalbos skirtumus, atotrūkį, ir tai vadinama pirmąją polemiką, kurią inicijavo Mykolas Merlinas, apie ją aš pašnekėsiu. Na ir kitas dalykas, ką reikia suvokti, kad, žinoma, pirmiausia, lietuvių kalba buvo siekiama, kad ją išmoktų kunigai, kurie skleistų šitą žodį per religiją. Ir ta religinė kalba buvo irgi siekta, kad būtų taisyklinga, standartinė tokia lietuvių kalba, prieinama visoms parapijoms ir suprantama parapijiečiams. Vadinasi, pagrindiniai tokių knygų, gramatikų ir žodynų vertintojai turėjo būti parapijiečiai, kiek jiems tai yra priimtina, tai kas juose rašoma. Na ir mano minėta polemika, jinai susijusi su karaliaučiuje pasirodžiusiu 1701 metais pasirodžiusiu Naujuoju testamentu, kuriame buvo bandoma išlaikyti, bandoma parengti tokį testamentą, kuris būtų prieinamas tiek didžiai Lietuvai, tiek mažai Lietuvai. Ir mažosios Lietuvos atitikmenės ar artimesni žodžiai, jie buvo pateikiami skliausteliuose, ir šitas Naujasis testamentas neįtiko parapijiečiam, neįtiko besimokantiems lietuvių kalbos arba jiems girdintiems, nes ta kalba jiems atrodė neįprasta. Na ir prasidėjo tada ta kalbinė polemika, kokie turi būti bažnytinės kalbos vartojimo principai ir kaip reikia kalbėti su visuomenė. Pagrindiniai polemikos dalyviai buvo Mykolas Merlinas, jis buvo Gumbinės kunigas, kuris taip ir ragino atsigręžti gyvąją kalbą, su lietuviais reikia kalbėti taip, kaip jie kalba. Na ir kiti dalyviai svarbus yra Jokūbas Perkūnas, jis taip pat buvo Valtarkiemio kunigas, kunigavęs prieš Pilypą Ruigį.
Ir jisai siūlė gana tokį norminamąjį požiūrį, siūlė steigti filologinę draugiją. Na, o Jonas Šulcas, jis tuo metu buvo tik kandidatas į kunigus, jisai bandė įgyvendinti Merlino pagrindinės idėjas ir išvertė Ezopo pasakėčias. Metus matote, 1706 metais. Na, o Mykolo Merlino pagrindinės idėjos būtų tokios, kad reikėtų vartoti, norint susišnekėti su žmonėmis, paprastą, aiškiai ir vietinę kalbą. Tai yra tokia, turi būti tie žodžiai vartojami namuose ir kasdienybėje. Na ir reikėtų vengti svetimų, nelietuviškų, nesuprantamų žodžių, pramanytų arba dabar naujadarų, taip pat dviprasmiškų, kurie galėtų būti be konteksto suvokiami skirtingai, ir taip pat tarminių žodžių, kurie vartojami gana mažoje teritorijoje. Taigi, Mykolas Merlinas siūlė tokius būdus. Pirmiausia, jeigu nėra atitinkamo lietuviško žodžio, reikia vartoti perifrazę arba aprašomąjį paaiškinimą. Na ir aiškiai nusakė vartojamos sritis, kad kalbos grynumo reikia pamokslams, katechezijoje, vertimuose, giesmėse ir kasdienėje kalboje. Jokūbas Brodovskis buvo priešininkas, bet jis pirmiausia priekaištavo dėl kelių dalykų, kad Merlinas nenuosekliai taikė vertimo principus, net ir tą bandymą išsiversti aprašomuoju būdu. Tada, kad pats Merlinas gana silpnai mokėjo lietuvių kalbą, jisai buvo kitakalbis, vokietis, vadinasi, kodėl jisai galėjo įrodinėti gryniesiems lietuviams. Na ir pats, būdamas negimtakalbis, jis vartojo svetimžodžių nemažai, nesilaikė rašybos ir kirčiavimo taisyklių. Pats Perkūnas rėmėsi polemikoje būtent mano minėta pirmąją Danieliaus Kleino gramatiką, pats rinko irgi tokią užsiėmė leksikografinę veiklą, rinko posakius ir yra žinoma būtent iš Pilypo Ruigio, kad sudarinėjo ir žodyną. Na ir kuo jisai svarbus, kad gana gerai suvokė lietuvių kalbos kirčiavimo sudėtingumą ir dėl to kažkiek norėjo skatinti ir rašybos reformą, kuri atspindėtų tuos kirčius, kurie rodytų, kaip tarti žodį konkrečiai. Na, o svarbiausi leidiniai tai yra Merlino traktatas Principium Primarium in Lingua Lituanica, kuriame buvo kviečiama remtis gyvąją kalbą, taip pat jau minėta Šulco Ezopo pasakėčių vertimas, tai yra, kuriame būtent pritaikinti Merlino kalbos principai, na ir Perkūno recenzija, kuriame jisai jį laikoma analitinė, kuri buvo tarsi Ezopo verstų pasakėčių apžvalga, na ir kritika, kas nepavyko. Ir būtent šitie du veikalai tikrai buvo žinomi Pilypui Ruigiui ir Ezopo pasakėčių leidime Ruigys parašęs yra eilėraštį vokišką, kuris, gina Merlino idėjas. Taigi, jeigu žiūrėtume šitos kalbinės pirmosios polemikos autorius ir dalyvius, tai mes matome Merlino šalininkus, tarp kurių yra ir Pilypas Ruigys, apie Joną Šulcą jau kalbėjau, na ir taip pat kai kurie bažnytiniai autoritetai, na iš jų žinomesnis yra Frydrichas Dočius ir Jonas Berentas, na o Perkūno šalininkas buvo Jonas Kreimelis, na ir Prūsijos vyskupas manoma, kad Zandenas galėjo irgi prisidėti. Na, o minėtas eilėraštis, jisai labai cituojamas ir mokyklinėje literatūroje, norint parodyti tą tokią kovą su svetimžodžiais arba bent jau bandymą rasti lietuvių kalbos originalumą. Čia parodau tiesiog, kaip tas eilėraštis jisai vokiškas, pasirašo pats Pilypas Ruigys. Ir dažniausiai cituojame yra būtent pabaiga, kad, liausis Babelis, valdyti tavo kalbą, žinok ir džiaukis tuo, tėvynė, ryt mielai, tikrom grožybėm tu papuoši savo galvą, netinka vokiečių ir lenkų starmalai. Taigi toksai
manifestas prieš svetimus žodžius. Na ir dar ką reikia žinoti, kai nagrinėjame leksikografinę veiklą, kam buvo pradėti rašyti mokomieji veikalai, gramatikos ir žodynai. Tai, žinoma, tai lėmė lietuvių kalbos seminarai. Ir jie buvo du 18 amžiuje, daugiausia kunigų yra baigę Karaliaučiaus universiteto raštijos veikėjų. Tai apie jį kiek daugiau pasakysiu, o Halės universitetas buvo veikė gana trumpą laiką, pagrindiniai du docentai yra minimi Jonas Richteris, kuris irgi parašė arba perrašė vieną iš rankraštinių žodynų, ir Friedrichas Vilhelmas Hakas, kuris parašė tą žodynėlį, kur laikomas pirmoji dvikalbių lietuvių vokiečių lietuvių kalbų žodynų. Jeigu žiūrėtume, kaip vyko paskaitos ir ko mokoma buvo lietuvių kalbos seminare, tai paskaitos dažniausiai būdavo 2 kartus per savaitę, kaip matome, popietinį laiką, ir klausytojai gaudavo stipendijas, tai buvo vienas iš akstinų mokytis tos lietuvių kalbos, nes gaudavo stipendijas, maitinimą ir bendrabutį, o pagrindai, kokie sudarė, ką jie turėjo išmokti, tai gramatikos pagrindų ir mokėti versti. Pirmiausia, patys rašyti pamokslų pradinėse tose grupėse, paskui jau bandė šiek tiek mokytis, o pagrindas mokėti išversti iš vokiečių kalbos. Taigi, vienas dalykas, ir reikia įsiminti, kad būtent seminaro absolventai parengė visus lietuviškus Biblijos leidimus 18-19 amžiuje, visus oficialius Prūsijos lietuviškus giesmynus, katekizmus, agendas, pamokslų knygas. Tai šitas seminaras susijęs ne vien su žodynu. Ir Pilypas Ruigys. Tai vienas dalykas, kadangi jis palaikė tą tokią nacionalinę lietuvių kalbą, jie kartais jo pavardę lietuvino ir manė, kad jis yra lietuvis, jis yra iš vokiškos giminės. Gimė jisai Katnevoje, Stalupėnų apskrityje, o paskui dirbo beveik 40 metų Valdarkiemyje. Jo šeima, senelis yra atsikėlęs 17 amžiuje maždaug į Prūsijos Lietuvą. Ir aišku, kadangi jo giminė kunigavo, tai buvo, sulietuvėjo ta šeima ir laikoma gana lietuviškai, gerai pramokusi lietuvių kalbą. Tai patys protėviai kilę iš Saksonijos, prosenelis minėtas iš Liebenverdos ir buvo burmistras, tai yra tos pareigos, kurios leido gana aktyvų tokį gyvenimą ir jau senelis atsikėlė į Kalotę, Klaipėdos apskritį, tarnavo švedų kariuomenėje, tai nuo senelio laikų Ruigyje atsiranda jau Prūsijos Lietuvoje, o tėvas yra žinomas kaip gimęs Klaipėdoje, mokėsis ir studijavęs ne vien Karaliaučiaus universitete, bet ir Rostovo universitete. Ir jisai mokėsi lietuvių kalbos pas vieną iš žinomesnių raštijos veikėjų, Teofilį Gotlibą Šulcą, kuris buvo laikomas garsiu kalbos mokovu ir žodyno rašytoju. Jo žodynas nėra išlikęs ir gramatikos autoriumi, jo gramatiką jis perleido Kristupo Sapūno rankraštinę gramatiką, neaišku, kiek pridėdamas, bet, buvo vienas iš dabar jau minimos antros lietuvių kalbos gramatikos autorių. Ir jau Katnevoje gimė būtent Pilypas Ruigys, kuris susijęs su mano minimu pirmojo Prūsijos Lietuvos žodynu. Pats tėvas, kai aiškinosi, kaip mokėsi tos lietuvių kalbos Klaipėdos krašto, pats paminė, kad Klaipėdos krašte jis jau buvo pramokęs lietuvių kalbos, bet paskui rinkosi jos mokytis būtent pas Katnevos kunigą, nes būtent šitą teritoriją, šitą dialektą laikė grynesniu ir jam buvo svarbu būtent išmokti šitos teritorijos, šitos apskrities lietuvių kalbą.
Dabar Pilypas Ruigys. Na, kas yra žinoma, jisai yra studijavęs Karaliaučiaus universitete, žinoma, teologiją, apsigynęs teologijos magistro disertaciją apie senovės stabą. Tai aišku, tos dalykus mes žinome iš metrikų, Karaliaučiaus universiteto studentų sąrašų. Ir čia labai, tą žiemos semestrą būtent Karaliaučiaus universitetui vadovavo vyriausiasis karaliaus rūmų pamokslininkas, Prūsijos Lietuvos mokyklų ir bažnyčių inspektorius Friedrichas Deutsches, kuris tarėsi įvairiais lietuvių kalbos klausimais būtent su Pilypu Ruigiu. Tai rodo, kad jo lietuvių kalba buvo aktyvi, gera ir jisai buvo laikomas lietuvių kalbos mokovu. Na, o jis įmatrikuliuotas, kaip matome, 1692 metais. Na ir čia akivaizdžiai rodoma jo kilmė iš Katnevos. Apie magistro disertaciją nešnekėsiu, tiesiog duodu antraštinį puslapį, kad jam jau tada rūpėjo remtis įvairiais seniausiais paminklais, žinoma, jie buvo susiję su antika ir kinų kalba, ir jis nagrinėjo, žodžiu, stabų religijos dalykus. Na, o 1708 metais yra išlikęs potvarkis, Prūsijos karaliaus Frydricho I potvarkis Prūsijos vyriausybei, kuriuo siūloma įvesdinti Pilypą Ruigį Valtarkiemio kunigu. Na ir jau nuo 1708 metų laikoma jo visa gyvenimo erdvė būtent Valtarkiemis. Čia jisai praleido 40 metų kunigaudamas ir parengė visus savo svarbiausius raštus. Tai dabar, jeigu žiūrėtume Valtarkiemio lietuvybę, kas jame vyko, kokie žinomi raštijos veikėjai dirbo, tai yra žinomas Merkelis Švoba kaip giesmių kūrėjas, Ernestas Dicelijus kaip leksikografas, Jokūbas Perkūnas, mano jau minėtas, kaip tautosakos rinkėjas ir žodynininkas. Na ir toliau raštyje yra svarbus ir Jordanas, kuris saugojo Donelaičio archyvą, Milkaus rankraščius ir kitus rankraščius. Na ir žinoma, kad ir Kristijonas Donelaitis lankėsi Valtarkiemyje, sakė lietuviškus pamokslus. Ir tai žinoma iš 44 metų Tolminkiemio bažnyčios krikšto metrikų knygų, kurios irgi dabar net greitai bus publikuojamos. Kaip prasidėjo Pilypo Ruigio kaip tyrėjo, kalbos tyrėjo gyvenimas, tai yra žinoma, kad pirmasis veikalas jo parengtas 1708 metais, kai jis dar buvo laikomas kandidatu į vokiškos bažnyčios kunigus, tai yra, jisai ten turėtų sakyti pamokslus vokiečių kalba. Ir šita meletema yra rankraštinė, jinai buvo nusipirkta aukcione, jie dabar prieinama ribotai, bet galima pasižiūrėti Bernelio namuose. Na ir iš šitos meletemos, čia yra tas antrasis nuorašas, perrašas, jau ne 1708 metų, būtent šitą rankraštį Ruigys siuntė netgi į Angliją, siekdamas šį savo tyrimą išleisti kaip lietuvių kalbos tyrimą, kad tai yra vėlesnis rankraštis ir perrašas, tai rodo būtent chronograma, kurią sudėjus gauname jau 1735 metus ir turime jau tą vadinamąją realiją, kad būtent tais metais išėjo pirmoji lietuviškoji Biblija. Na, o kitas daugiau cituojamas veikalas, tai yra jo tyrinėjimas kilmės būdo ir savybių, jeigu išverčiu lietuvių kalbą, dažniausiai taip verčiamas. Jis išėjo kartu su Ruigio žodynu, na ir pati jo esmė, kad ten yra
nagrinėjamas ir lietuvių kalbos ypatybės, lyginamos kelios kalbos, duodama įvairių sąrašų, pirmą kartą spausdinamos lietuviškos dainos, 3 ir tautosakos rinkinių yra. Tai Pilypas Ruigis kaip kalbos tyrėjas išsiskyrė įžvalgumu, jis vertino kalbos reiškinius, jis pirmasis kvietė, suprato, kad žodžius galima atskirti pagal priegaides, pagal skirtingą tarimą. Taip pat jo yra šitose veikaluose samprotavimų apie mažybinius žodžius, diminutyvus, dalies kilmininką, leksinius ir morfologinius dialektizmus, sinonimiją. Kaip jau sakiau, buvo lyginamos kalbos, tai graikų, lotynų, slavų kalbos, lenkų kalba. Tai ir, žinoma, tas veikalas svarbus kaip tautosakinės medžiagos šaltinis, jame buvo išleistos ne tik tos dainos, kurios per Leisingą, Herderį ir Gėtę buvo žinomos ir Vokietijoje, bet ir tokie sąrašai retų žodžių ir posakių. Taigi, būtent Pilypas Ruigys laikė lietuvių kalbą vertingą, jos artimumą siejo pirmiausia su graikų kalba, dėl to gretino pirmiausia žodžius su graikų kalba, bet jis yra pasakęs, kad artimiausias sesuo yra latvių kalba lietuvių kalbai, ir motina jisai laikė rusų kalbą kaip slavų dialektą. Kaip atrodė tie visi jo tyrimai, pavyzdžiui, jeigu mąstytume apie sinonimiją, tai matytume Balkio sijos atvejį, balandžio karvelio, kad skirtingose regionuose žodžiai skiriasi. Taip pat galima įvairiai sinonimiškai pavadinti daiktus stambus, storas, kiltas, prausiu, skalbiu ir panašiai. Ir jis jautė ir mažybinių, įvardžiuotinių formų svarbą, geras, gerasis, taip pat kirčio atitraukimą lietuvių kalbos, taip pat priekaidžių mano minėta voras ir voras kaip senas ir voras kaip vabzdys skirtumus. Ir jau minėtas žodynėlis, tai yra rečiesnių žodžių, kurie paskui buvo įtraukti į jo žodyną. Ir dabar jau visiškai apie žodyną, tai pateikiu šalia perrašą, jau mano minėta, kad šitas žodynas išsiskiria savo ilgąją antraštę ir tikslu, kad jame yra pakankamai žodžių ir posakų vartojama tiek šventajame rašte, tiek žmonių visuomenės veiklos ir bendravimo srityse. Ir leistas jisai žinoma su jo tyrinėjimu ir sūnaus gramatika. Pratarmėje yra labai daug informacijos, pirmiausia yra jau minėta apie kultūrinę aplinką, apie žodynų stygių, apie kalbinę polemiką, apie kolektyvinį Biblijos vertimą ir redagavimą, ir žinoma tie veikalai, tie dalykai, kurie rodo jo leksikografinį metodą. Tai apie žodyno stygį dabar nebeužsiminsiu, bet čia buvo pasakyta, kad kol kas krašte daugiau cirkuliuoja žodynai, kurių pirmoji kalba yra vokiečių, tai yra vokiečių lietuvių. Tai jam buvo labai svarbu pradėti savo žodyną nuo lietuvių vokiečių kalbos. Taip pat jau minėti Mykolas Merlinas ir Deutsches ir ta diskusija, kad tartis labai svarbu lietuvių kalbai, pati istorija, kad parapijiečiai išsigando, kai turgus su žodžiu turkai buvo supainiotas dėl DK neištarimo ir išsigando, kad Stalupėnus jau užpuls turkai, taigi tas tarties elementai labai svarbus. Čia yra apie Biblijos leidimą tuo pat metu, kaip jisai teikia vertinti, pradėjo rašyti, tik pabaigęs maždaug Biblijos darbus vertimo, jisai puolė rašyti žodyną.
33 metai laikomi maždaug žodyno pradžia. Ir pagrindinis jo, tas mano minėtas Vaismano žodynas buvo kaip prototipas vokiečių lietuvių kalbos dalies. Na ir leksikografinį metodą jisai, kaip būdamas kalbos tyrėjas, labai gražiai nurodė savo pratarmėje ir šaltinius. Taigi Ernestas Cicelijus, Konstantino Sirvydo 4 leidimas, Hako žodynėlis, paremtas Naujuoju testamentu, tai būtų jo šaltiniai. Ir jo metodas leksikografinis grupuoti žodžius, tai yra tokius paprastus žodžius laikyti tai pagrindinėmis lemomis, o sudėtinius, sudurtinius ir priešdėlinius dėti į lizdus. Ir tai akivaizdžiai matyti iš paties žodyno, tas leksikografinį metodą jis laikėsi nuosekliai. Tai patį leksikografinį metodą jisai perėmė iš Vaismano žodyno. Šitas žodynas buvo paremtas antikiniais kūriniais ir nebuvo palankus jam kaip registras, bet pačiam metodui išlaikyti išvestinius žodžius lizde jam padėjo. Kodėl Vaismano žodynas buvo populiarus Vokietijoje, nes jo ir tikslas buvo mokyti kalbos, pirmiausia išsimenant žodžių šaknis ir tik tada jau išvestinius žodžius arba frazes susijusias su tai žodžiais, patarles, intencijas tyrinėti. Ir jeigu lygintume būtent šitos žodynus kartu, tai akivaizdžiai matyti, kad net ir vokiečių lietuvių kalbų dalyje labai prasimuša Prūsijos Lietuvos realijos, tai yra lietuviams buvo daug svarbiau papasakoti, kaip upelis čiurška arba kaip kepama, pečius prižada kepimas duonos, tai yra tie junginiai, kurių nebuvo Vaismano žodyne. Na, o lietuviškoje Biblija, žinoma, lėmė lietuviškų atitikmenų paieškas, nuorodos visos sužymėtos, kad būtų lengviau rasti Biblijos konkordancijose, bet čia rodo, kad tų sinonimų buvo gana daug. Taigi, žodyną sudaro dvi dalys, tai yra viena analitinė vadinama, tai ta pirmoji lietuvių vokiečių, antra sintetinė, tai yra vokiečių lietuvių. Ir pirmasis žodis lietuvių vokiečių dalyje yra abažas, o paskutinis yra žyvijos, vokiečių lietuvių dalyje pirmasis žodis yra ungurys, o paskutinis yra tarpšventės, kurias suvokė Prūsijos lietuviai. Tai yra šventės tarp Kalėdų ir Trijų karalių. Lizdinį grupavimą galima matyti šitos skaidrės, kaip į augų lizdą įeina ir augyvė, ir ūgis, ir ūglys, ir vynuogė. Akivaizdžiai čia etimologinių principų remiamas ne vien darybinių, tai yra daug tolimesnio darybinio žingsnio žodžiai kai kur, bet kai kur labai aišku, aukštas aukštyn, aukštumas, aukštybė, aukštinais jau yra į aukštas lizdą įtraukiama ir panašus dalykai. Na ir šitas lizdinis grupavimas, jisai davė ir tą tokį neabecelinį žodžių išdėstymą lizde, atsirado ir tokių prie galas žodžių, kurių tik tai antrasis dėmuo yra susijęs su galu, laipgalis, pasturgalis, pirmgalis, arba grybas, šungrybis, piktgrybis, tai yra, žodžiu, duriniai susijęs su žodžiu grybas. Kuo šitas žodynas yra svarbus, jame išlaikomas labai didelis variantiškumas, tai yra remiamas į tą sinonimiją ir žodžių gausa. Galima matyti, kad tuo metu krašte buvo ir lašiša, ir lašišas vartojama, ir genšė, genžė ir geršė, ir gylė, gelmė, gilumas, gilybė, ir pjūtė, pjūtis, ir pjūtis, pjūčio ir pjūtis, pjūties, kilmininkas skiriasi. Šitas žodynas labai daug įtraukia įvairių sinonimų ir jeigu jie kartais pateikiami tam pačiam žodyno lizde, pavyzdžiui, girmalė morkas, lysta lentyna, šaltyšius šulcas, tetervinas trapas. Taip pat jame jau minėta lietuviškoje Biblija davė daug sinonimijos įvairios, kuri tuo metu būdinga buvo skirtingom Biblijos dalims ir jas vertė skirtingi vertėjai ir tai yra šitame žodyne suregistruota.
Na, o kokie žodžiai tada turėjo tą variantiškumą, tai įvairūs, kai buvo vertėjų elgiamasi, vieni ieškojo naujadarų, kiti ieškojo aprašymo būdų, kiti tiesiog bandė adaptuoti na, svetimą šaknį, cinamonas atvejis arba leopardo atvejis ir panašus dalykai. Kuo dar šitas žodynas yra labai svarbus, jame bandoma mokyti žodžius ištarti. Mes neturėtume žiūrėti dabar į tuos ženkliukus kaip kirčio tikruosius ženklus. Tai yra dažniausiai žymimos vietos, kur kirtis arba nušoka kaip krūtu, arba skiria žodį vieną nuo kito. Na, pavyzdžiui, čia dar priegaidžių ženklų neverta atpažinti, nebūtinai laužtinis U virš U rodo tvirtagališkumą, bet jau akivaizdžiai matome, kad kūdas, kūdikis skiria, na, kūgis, kūjis irgi čia yra ilgosios į, bet vartojamas gravis. Na, tai labai buvo svarbu žodžių poroms atpažinti, kai jos buvo iš skirtingų, na, skirtingas realijas reiškia, pavyzdžiui, kotas kaip budelis ir kotas kaip žolės kotas, arba kova kaip, na, mūšis ir kova kaip paukštis, boras kaip tinklas ir boras senas reikšmė. Taip pat žodyne yra žinoma gramatinės informacijos, vadinasi, autoriui irgi buvo labai svarbu atskirti tas, sakykime, aktyviai ir pasyviai vartojamas formas, degu deginu, dega ugnis ar deginu nors laužą, gandinu ir išsigastų, limpu, lipinu, sulaužau, sulūžtų. Na ir labai svarbu buvo autoriui atskirti semantinius atspalvius, kad, na, skaitydami žodyną žinotų, kad drugys gali būti ir peteliškė, ir lyga, arba rodiklė gali būti vartojama 4 reikšmėmis. Tiesa, čia galima matyti ir homoniminių formų sutampančių, ir daugiareikšmių žodžių. Pats jų išskyrimas kėlė klausimų. Žodžiu, jam tai dar nebuvo labai svarbu indeksuoti 1, 2, 3, na, tai nebuvo būtent daugiareikšmio žodžio svarba. Na, taip pat autoriui labai rūpėjo parodyti darybinius ryšius, ir mes čia žinome, kad būtent Ruidys siejo Lietuvą su žodžiu lieju, pilti, laistyti reikšmę. Na, tie tokie darybiniai etimologinės sąsajos buvo kai kur ir keistokos, bet jos jau rodė jo polinkį analizuoti kalbą. Taip pat šitas žodynas, na, svarbus kaip tokios šnekamosios kalbos, netgi pratarmių, pravardžių galima pasiieškoti, kaip žmonės buvo pašiepiami, pajuokiami, ironizuojami ir kokias pravardės galėjo turėti. Žodyne labai daug visokių vartosenos pavyzdžių, kaip vartoti tiksliai žodį: laužia drugys lyga, duše nepriima, tai yra skrandis nepriima, arba drimba sniegas, piestu šoka arklys. Na ir keletas paskutinių skaidrių susiję su žodžiais, kuriems reikia dar leksikologo žvilgsnio. Tai yra, jie rodo būtent to meto leksikos ir žodžių vartoseną. Kai kas likę tarmėse ir dabar, kai kas nunykę kaip realijos, bet, na, būtent rodo buitį, apavą, drabužius ir netgi tokias įvairias realijas kaip, na, pamotą, kaip pusvelčiui parduodamas daiktas, arba lyčius kaip žymė, kuri rodo, pagal ką atpažįstamas vogtas daiktas, na, ir arba padėlis, kuris, na, vištoje laikomas kiaušinis, kad višta dėtų toje pačioje vietoje, arba burtams vartojamas. Taip pat visada žodynas minimas kaip mažosios Lietuvos gamtos, toksai gamtos ir atspindys. Tai žinoma, čia galima pasižiūrėti ir botanikos, ir zoologijos terminijose. Ji ne visa sutampa su didžiąja Lietuva, bet galima pagal paryškintus žodžius matyti maždaug
kaip botanikos ir zoologijos terminija atrodė tame krašte. Na ir žinoma, reikia įsidėmėti, kad šitas žodynas rodo 18 amžiaus realijų ir 18 amžiaus kalbos, tai yra 18 amžiaus kalbos atspindys, ne viskas yra išlikę, kai kur jau pasikeitę šaknis rodo panašumus, bet keičiasi ar galūnė, ar priesaga. Žodžius galima atpažinti, kai kur matome kitomis reikšmėmis vartotus žodžius. Na, kai kur matome, kad autoriui labai rūpėjo įdėti profesinių arba žmogų apibūdinančių daiktavardžių. Na ir kelios paskutinės skaidrės apie teonimus. Tai yra šitas žodynas pirmasis fiksavo tos senosios religijos gyvybės ir dievus, čia keli jie išvardyti, tai minima, labai dažnai minimi šitie faktai. Taip pat šitam žodyne yra dangaus kūnų pavadinimų senųjų, kas irgi įdomu, kaip toliau kitose žodynuose, kaip tie pavadinimai kito. Ir taip pat žodynas minimas kaip kai kurių teminių sąrašų šaltinius, tai yra jame nurodomos giminystės terminijos, įvairūs pavadinimai, kai kurie jau dabar yra išnykę, arba su tuo metu realijomis susiję žodžiai, pavyzdžiui, linų lizde yra labai daug informacijos apie audimą, audimo staklės, tų staklių įvairias detalės ir čia jau reikėtų senesnės kartos žmonių, kad kai kuriuos dalykus dabar atpažintų: atverstuvė, vytuvai, nytis, dantys, muštuvai, šeiva, tremtuvas ir panašiai. Taigi apibendrinant, Pilypo Ruigio žodynas išsiskyrė 18 amžiuje iš visų kitų mokomųjų priemonių. Autoriui labai rūpėjo parodyti mažosios Lietuvos arba Prūsijos Lietuvos realijas, ir taip jisai tas žodynas savo aktualumo neprarado. Milkus parengęs trečiąjį Prūsijos Lietuvos žodyną lietuvių vokiečių, jis praktiškai perėmė visą Pilypo Ruigio žodyną. Vadinasi, mes visą 18 amžių turime būtent dėkoti Ruigiui, ir 19 amžiuje būtent jau kitų žodynų, mokslinių žodynų autoriai šitų dviejų pagrindinių autorių, Pilypo Ruigio ir Kristijono Gotlibo Milkaus žodynus, vadino kaip dvynius, kuriuos reikėtų kartu ir nagrinėti. Na ir žinoma, šitas žodynas fiksavo lietuvių kalbos raidą, jame galima rasti įvairių dalykų, nuo tematinių formų, kurios jau yra išnykusios, iki dviskaitos. Taip pat jis labai svarbus lietuvių kalbos tyrimams ir išsaugojimui, ir tai yra svarbus kalbos istorijos šaltinis.